Ar tai yra pasekmė, reiškia, atsiranda galerija ir tu ateini į ją dirbti, ar atvirkščiai tu darai kažką tai, kad susikurtų tą galeriją, atsiskirtų nuo Aušros muziejaus? Kaip tai buvo? Buvo taip, kad taip, prieš ateimą aš jau čia gerus metus Šiauliuose buvau ir dirbau dailės mokykloj. Ten buvo šauni kompanija, ir Eduardas Juchnevičius, ir Uogintas, Arūnas Reda ir daugybė kitų smarkių menininkų, sakykim taip. Bet dar prieš dailės mokyklą, vienaip ar kitaip aš studijavau dailės institute ir ten jau brendo visas įmanomas šiuolaikinės kultūros, postmodernistinės meno teorijos idėjos ir mano galvoj ir brendo poreikis visas tas teorinės galimybės, tai ką aš supratau, realizuoti tikroviai, bet nebuvo aišku, nei kaip tai padaryti, nebuvo ir jokių priemonių. Tiesiog buvo tas metas, kada tu kaip kempinė geriai visas, ypač iš vakarų atsivėrusių ateinančias koncepcijas ir supratai, kad šitą tikrovę, kurioje gyveni, į tokią nebegali būti ir meno pasaulis jis privalo keistis, tam, kad bent jau kažkiek pasivytume tą vakarų meno kontekstą arba bent jau jį integruotumėms. Tai jau čia Šiauliuose, būnant dailės mokykloje, taip, atvažiavus iš Vilniaus, tu matai, kad čia viskas yra, kad esi jaunas ir entuziastingas, viskas absoliučiai blogai, kad reikia viską transformuoti ir keisti, kad tik tai to griovimo metu gali kurtis ir nauji dariniai. Tai ta idėja buvo tokia entuziastinga ir reikėjo struktūriškai kažką tvarkyti. Tai čia buvo taip, kad mes su dabartiniu Šiuolaikinio meno centro direktoriumi Kęstučiu Kuizinu taip jau aptarėm, kad Šiaulių dailės galerija turi tapti savarankiška ir ne tik savarankiška, bet ji turi tapti ir Šiuolaikinio meno savotiško centru ir kad ir tai turėtų būti Šiuolaikinio meno centro filialas Šiauliuose. Ir tokia transformacija pavyko. Ir tuomet aš taip sutikau, kad liktų vadovauti iš muziejaus perėjęs į dailės galeriją Romualdą Atkočiūnienę, sutarėm, kad su jais mes čia kursim meną, man užtenka kuratoriaus, pavaduotojo pareigų. Ir tai šiuo atveju tai nebuvo taip, kad, kaip tu sakai, pasyviai atėjau, kai jau įsikūrė. Ne, tas kūrimo procesas tokios institucijos buvo ir tikslai buvo tokie, kad čia Šiaurės Lietuvoje vis dėlto atsirastų tokia salelė šiuolaikinio ambicingo meno ir jau pirma paroda, antra paroda, trečia paroda buvo teminės, kuruojamos parodos mano arba kviestų kuratorių, kurios buvo ryškios, kurios buvo provokuojančios, kurios buvo daugeliui čia nesuprantamos, bet mes taip ir supratom savo funkciją, kad reikia diegti naujoves, reikia atverti drąsą kūrybiškumui, suteikti menininkams visas įmanomas eksperimentavimo ir kūrybinės raiškos galimybės ir žinojom, kad čia atsiras konfliktas ir su vietinė auditorija, ir su vietinė valdžia, ir politinė, ir kultūrinė. Tai tuo metu ir prasidėjo tas pats dramatiškiausias laikotarpis, ta nuolatinė įtampa. Kalbant apie pirmas parodas, čia ir iškilo ambicijų ir tikrovės nesuderinamumas. Aš įsivaizdavau, kad turi būti ambicingos teminės parodos, kurios analizuotų šiuolaikinę kultūros meno menininko situaciją arba pakitusią jo koncepciją. Tuomet visi mes menotyrininkai skaitėm įvairiausias poststruktūralistinės, postmodernistinės meno teorijas, antipsichiatrijos koncepcijas, autoriaus mirties koncepcijas. Ir viena iš pirmųjų mano čia kuruojamų parodų buvo, sunku dabar man būtų labai taip jau prisiminti, bet retorika, taip ir vadinasi. Idėjos buvo tokia, kad meno pasaulis yra pakitęs, kad autoriaus idėja yra niveliuota, kad vis dėlto menininkas nėra tas
subjektas, kuris dabar savo viduje, širdyje, sieloje augina kažkokią koncepciją menę ir ją pateikia kaip originalią raišką savo pasaulio supratimą. Ne, jis yra pasyvus, lėkštas, kopijuotojas, imitatorius, plagiatorius to, kas jau kultūroje buvo. Taip kaip mes dabar kalbame, ta kalba nei tau, nei man nepriklauso, nei žodis aš, nei tu. Bet, kad aš sakau žodį aš, tas žodis aš jau suponuoja kitą žodį tu. Bet tik to žodžio tu akivaizdui žodis aš įgyja prasme. Vadinasi, nei vienas net žodis nėra savarankiškas, jo labiau jokia meninė idėja. Ir retorika buvo apie tai, kad mes manipuliuojame tik retoriniam figūrom, kalbos, vaizdo, tik pasisaviname, kontrabandos būdu tempiame viską į savo kišenes ir po to ištransliuojame kaip meno kūrinius, kaip savo pasakojimus, kaip savo biografijas, kaip savo gyvenimo aprašymus, o iš tikrųjų tai yra lėkšti jau kitų žmonių gyvenimo aprašymai ir supaprastinti. Tai retorika ir buvo apie tas retorinės figūras, kaip išrandama ta retorinė figūra, kaip suteikiama jai forma, kaip įgyja meno kūrinio pavidalą. Ir tai buvo pirmoji teminė paroda Šiauliuose. Kas galėjo gilintis tokias temas, kam tai galėjo būti įdomu, ypač čia kokiam menų fakultetui ar dėstytojams ar studentams. Žinoma, kad tai buvo disonansas, netitikimas tarp tos tikrovės miesto ir mano ambicijų. Ir tos ambicijos mano dabar žvelgiant atrodo juokingos ir niekaip ir nejautrios, sakykime taip, visiškai nesiskaitančios su kontekstu. Bet man norėjosi tą kontekstą keisti. Tai toj parodoj buvo autoriai tokie spalvingi, postmodernistinės ikonografijos kūrėjai, tai buvo paminėkim tik tai vieną kokį autorių, Nomeda Marčėnaitė, kuri puikiai visiems žinoma. Ir kiti tokie pat ryškus, tokie pat spalvingi kaip asmenybės. Tai buvo išleistas ir katalogas su teoriniais tekstais. Dabar aš, jeigu raščiau šitą katalogą, tai jis būtų juokinga savo be galo sudėtinga postmodernistinė terminologija. Bet ta skirtis tarp vietinio konteksto ir tų ambicijų meninių kūrybinių buvo didelė, ji gamino įtampas, kūrė įvairias ir egzistencinės, nes vietiniai menininkai pasijuto nesaugus. Kažkokios idėjos, kažkokie čia keisti proveržiai, o ką mums daryti su tuo mūsų menu, kurį mes čia puoselėjom dešimtmečiais. Vietinių kultūros kontekstų, ritualais parodų. O mano tokia idėja buvo, kad jeigu jau čia aš ateinu į galeriją, kad tos sienos neturi tiesiog būti sienomis ir aš nesargas tų sienų, tos sienos yra tam, kad jose, jo aplinkoj galėtume tverti kūrybinę meninę laboratoriją visiems menininkams, išprotėjusiems, alternatyviems, avangardistams, eksperimentatoriams, provokatoriams, nes tai yra tikras kūrybinis procesas. Taip man atrodė ir tokius spontaniškus sumanimus nuolat ir įgyvendindavom ir dieną, ir naktį, ir vakariai ryte, nes diskusijos vyko nuolat, gerimai vyko nuolat ir tas buvimas kartu komunoje, nes tuo metu susibūrė ir bendraminčių būrys, jis generavo tuo bendravimo metu nuolat generavo naujas tikrovės suvokimo galimybės, formas ir įsivaizduojamus naujo meno pavidalus. Pirmiausia, reikėdavo nuolat diskutuoti, keistis nuomonėm, nes mes nežinojom, kaip mums gyventi, ką mums kurti. Mes nuolat turėjom tikrinti savo idėjas, savo pojūčius, savo išgyvenimus, nes pasaulis vertėsi tuo metu, jis buvo žemyn galva, jis stovėjo ir dar buvo purtomas, taigi buvo 92, 3, 4 metai, kai keitėsi viskas, kai griuvo visos socialinės struktūros. Beje, komuna, kas tie žmonės buvo pradžioje čia, kurie? Vis dėlto žinoma, kad vienas iš lyderių buvo Paulius Arlauskas, aplink kurį būrėsi menininkai, kurie muzikuodavo, kurie piešdavo, kurie filmuodavo, kurie kurdavo pirmus Lietuvoje video klipus. Tai jis gebėjo burti
tokia labai mišrė aplinka. Aš kaip atviras, kaip postmodernistas, atviras ir aukštosios, ir žemosios kultūros apraiškom, buvau atviras irgi patiems įvairiausiams žmonėms. Filosofams, marginalams, elitui ir kažkokiems, sakykime, outsideriams. Tai tas būrelis, žinoma, jis buvo visų pirma Geraldas Jankauskas Džeris, žinoma, tai Mažeikis Gintautas, žinoma, tai biksų muzikantai ir filosofuojantis, ir grojantis, ir kūriantis, visų pirma, tai Špokas, Mindaugas Špokauskas, labai aktyvus ir įtakingas buvo Blėda, jaunasis tapytojas, tuomet, kuris veržėsi į tarptautinę areną ir buvo išsilavinęs žmogus, su kuriuo buvo įdomu diskutuoti, Aidas Blėda. Kęstutis Musneckis tuo metu buvo pasinešęs įvairiausius tik užgimstančio medijos meno eksperimentus ir daugelis kitų filosofuojančių, prisišliejančių, suartėjančių į tą grupuotę, nutolstančių. Tai vis dėlto buvo dinamiškas būrys. Festivalis pirmasis toks žuvis buvo didelis, rimtas festivalis, ar dar kažkas buvo be žuvų? Kaip festivalis to laikmečio, vėl toj chaotiškai erdvėjai. Prisiminkime tą erdvę. Dabar mes turime Vilniaus gatvę, einame, grožimės kavinėmis, restoranais. Pamenu, kad kažkur tuo metu turėjome pirmą tarptautinę parodą. Švedai atvežė kilnojamą parodą ir mes su jais ėjome į vienintelę tuo metu centre atsidariusią kavinę. Tai buvo Kurtinaičių kavinė, kur dabar yra kirpykla, visa šita Vilniaus gatve, kuri buvo tuščia, kuri buvo, pirmi visi aukštai buvo grotuoti, nebuvo parduotuvių, nebuvo kavinių, buvo pilka, fasadai pilki. Ir aš einu ir bandau tų užsieniečių akimis pamatyti Šiaulius ir galvoju, o tai tas pereinamasis laikotarpis, blokados, skurdas. Ir kaip jie mato šitą miestą, ką jie patiria, nes net aš pabandęs įsijausti į jų žvilgsnį, jaučiausi absoliučiai nejaukiai ir katastrofiškai. Tai va tokioje aplinkoje, juk mes rezignavome, nes mes susikūrė tarytum ir naujas pasaulis, nauja aplinka, nauja Lietuva, nepriklausomybė, visa kita, bet iš tikrųjų tai buvo tik nuolaužos, ant kurių mes visi sėdėjom, tos sovietinio laikmečio, to laikmečio kultūra ir visos institucijos, struktūros ir žmogaus savęs suvokimas žlugo, naujo neatsirado, buvo tik tokie entuziastingi tautiškumo, nacionalizmo protrukiai, bet vakarietiškos kultūros pilnavertės nebuvo. Sovietinė buvo žlugusi, lietuviška buvo naivi, infantili ir vietinė ir uždara. Tai tokioj aplinkoj sėkmingiausia būdavo rezignuoti geriant nuo ryto iki vakaro kokius nors keistus kokteilius, diskutuojant ir kliedint ir tiesiog nueinant į tokią psichodelinę būseną, sėdėdavome po 8, po 9, po 12 valandų ir kurdavome tą aplinką, kuri buvo galima išgyventi per pokalbį, per diskusiją, kuri būdavo tokia eksperimentinė, kuri būdavo tokio kliedesio, fikcijos ir tikrovės samplaikos. Ir būtent tas buvimas mums kažkaip padėdavo išlikti. Ir tai be kliedint, be samprotaujant, iš visiško neturėjimo ką veikti, ypač vasaros metu, kada miestas mirdavo. Visi išvažiuodavo, dar vis tiek ta kaimo kultūra išsiurbė visą miestą iš Šiaulių vasarą į sodus, o dar skurdas, reikia auginti bulves, reikia dar kažką daryti. Ir mes likę čia mieste vasarom, karštom, kaip kokiam gete, galvojam, ką daryti. Imam ir padarom, kad būtų visiškai atvirkščiai. Padarome šiuolaikinio meno festivalį. Būtent vasarą, kai nėra jokių žmonių, kai nėra jokios auditorijos, jokių menininkų, padarom savo tokį šou, kuris leistų mums išgyventi tiesiog čia šito mieste, miesto centre. Galimybių nebuvo tuo metu jokių. Įsivaizduokim, kad tuo metu galerijoje vienintelė komunikacijos priemonė buvo
stringantis su išlūžusiom raidėm spausdinimo mašinėlė, sena. Viskas. Ir dar vienas stacionarus telefonas, kuris irgi nuolat ten gedo. Bet tartautinis festivalis, darom ir čia su atsispyrus nuo Arlausko tuometinės grupės Žuvis, kurioje buvo labai aktyvi ir Saulė Laurinaitytė kaip solistė, ji tuomet žibėjo visam Lietuvos muzikiniam fone. Kodėl? Todėl, kad ji pradėjo dainuoti visiškai kitaip. Ji tiesiog sugriovė visas muzikos įsivaizdavimo galimybės, jas pertvarkė ir savo solo improvizacijom, džiaziniam, šamaniškom, parodė, kad gali būti visiškai kitokia muzika. Ji gali eiti iš pasąmonės ir ta pasąmonė gali visiškai transformuoti tą dainavimo principą, jeigu tu ją patiki. Tai va tokioje aplinkoje ir gimė Žuvų festivalis, nes idėja mūsų buvo tokia, kad pilna vertiškai kartu turi būti ir muzika, ir vaizduojamasis menas, šiuolaikiniai eksperimentai, aukštoji kultūra ir žemoji kultūra. Vadinasi, popgrupės, žinomi dailininkai, eksperimentuojantis dailininkai. Ir va tokie pirmasis tas sprogimas toks ir vyko, keisčiausios sintezės įvairiausių menų. Pamenu, kad buvo pakviestas iš Austrijos, atrodo, ar Pauliaus Arlausko pažįstamus, vienas iš pirmųjų užsienio menininkų, tai jis čia sukrovė šieno kupetą ir tiesiog galima buvo ją nerti stačiai galvą. Čia ant laiptų gulėjo jauna girta Meda Malnavičiūtė, taip, džiazo dainininkė. Dar čia kažkur po balkonais grojo biksų grupė. Ant sienų kabėjo keisčiausi kūriniai. Kokie tie kūriniai būdavo? Dabar tokių mes tikrai nelabai pamatysim. Tarkim, vienas iš kūrinių Sauliaus Urbanavičiaus kūrinys buvo 1000 pripirktų saulėgražų paketėlių ir visas saulėgražos išpiltos į didžiulę krūvą. Kūrinys vadinosi, save naikinantis meno kūrinys, nes žiūrovai eidavo, vogdavo tas saulėgražas saujom, jas lukštendavo ir aplink visą galeriją šiukšlindavo. Kęstučio Musnecko vienas iš kūrinių buvo degtinės butelių pilna dėžė. Dar pamenam, tokios būdavo metalinės, ažūrinės dėžės, kur tas butelis matosi. Bet jis tai padarė, kad užvirino tą dangtį dėžės ir butelių negalima buvo ištraukti. Tai po mėnesio pusė tų degtinės butelių buvo išgerta. Vis tiek žiūrovai sugebėdavo atsisukti kažkaip tą kamštį ir užsiversdavo visą dėžę butelį ir tai irgi toks nykstantis kūrinys. Nebekalbant apie įvairiausius pirmosius performansus. Tai yra balkonas, yra šitas rankturis. Juo neprisitvirtinęs be jokių saugos diržų vaikščiojo vienas pirmųjų performerių, kiek pamenu, keldamas didžiulį pasibaisėjimą ir šiurpą. Tai tuo metu, kadangi ta aplinka nebuvo struktūruota nei teisiškai, nei estetiškai, ji buvo tokia kaip palaida bala, kaip tokia terpė, kurioje kunkuliavo energija ir jį gaudavo keisčiausias formas ir pavydalus. Ir tas prakeiksmas, tas nežinojimas, kaip būti, kaip gyventi tą laisvę neribotą, bet laisvę kaip tikrovės praradimas, vis dėlto jis sugeneravo daugybę tų pradinių meno formų ir tų būdų, kuriais po to jau ištisus dešimtmečius tas pats Lietuvos menas vystėsi ir įgavo institucinį pavydalą, meno formų pripažintą pavydalą. Bet tuo metu tas kunkuliavimas buvo baisokas, šiurpokas, nuolat mus čia smaugdavo, kontroliuodavo, persekiodavo, kas tik nori, ir vietinė valdžia, ir savivaldybė, ir vietiniai menininkai, ir dailininkų sąjunga, ir menų fakultetas, nes mes buvom tokia visai šitai tikroviai oponuojanti salelė. Pasitikėjimas buvo, nes aš kaip įsivaizdavau, kad
tik tai šita kryptis ir įmanoma, tik tai taip galima ir vystytis, judėti toliau, nes meninė kūryba tai nėra biurokratija, meninė kūryba tai nėra piešimas savaitgaliais, kokių nors mielų dalykų, kuriais galima puošti tą naujos buržuazijos aplinką. Kad meninė kūryba tai yra visų pirma dramatiškos, rizikingos saviieškos procesas, žmogaus kūrimosi procesas, žmogaus tapatumo paieškos. Ir jo labiau, kad tuo metu nebuvo aišku, kas tas yra tapatumas, kas tas žmogus, menininkas, autorius, kaip jis turi gyventi, kokios jo vertybės yra. Visa tai buvo atradimų metas ir kristalizavimosi, naujos tikrovės kristalizavimosi metas. Todėl nebuvo įmanoma įsikibti į kažkokią formą ir joje išlikti arba suvokti, kur tu esi. To nebuvo galima padaryti. Tuomet tu žlugdavai kaip pasyvi, inertiška, baili būtybė, drebutis, kurį įtraukia atgal praeities sustingusios formos. Buvo Gediminas Dabkevičius, jo holistinės muzikos projektai, klubas, festivalis Oras. Ar jisai čia buvo susijęs su galerija, ar kažkaip tai dar paraleliai mieste jisai vystys? Na, tuomet, tam 10-metį, vis dėlto tai, kas vyko Šiauliuose, ryškaus, arba pirmą kartą, dažniausiai būdavo galerijai. Dabkevičiaus pirmi eksperimentinės muzikos projektai, transiniai, po to pirmi bandymai integruotis su kokio, tarkim, elektronika, virtualia tikrovė, kokiam vaizdo transliacijom, vis dėlto vyko galerijai. Tai mums jo asmenybė buvo labai svarbi, jis buvo įtakingas, jis buvo autoritetingas, su juo konsultuodavosi, tardavosi ir filosofai, ir kokie naujai užgimę šamanai, nes jautėsi, kad per jį gali atsiverti kitą tikrovę, kitas pasaulio pojūtis, meditatyvus, holistinis ir jis buvo labai svarbi figūra, nes iš tokios muzikos juk vyko tokia lėta transformacija į jau šiuolaikinę ambientinę, elektroninę muziką, kompiuterinę muziką, ir jis buvo būtent to proceso pradininkas. Ir jį gerai žinojo ne tik Šiauliuose, bet ir Lietuvoje, jis buvo gerbiamas kaip tos tikrovės transformacijos per garsus liudininkas. Nes mes turime suvokti, kad muzika yra emocionaliausias, toks psichosomatinis menas, jis yra artimiausia mūsų išgyvenimų, ir būtent muzikos garsai, jie mus perkelia iš vienos neįmanomos tikrovės į kitą, jausmiškai, emociškai. Jeigu yra nepakeliama tikrovė, ką mes darome? Mes klausomės kokios muzikos, kuri atitinka mūsų išgyvenimus. Kai buvo čia nepakeliamas sunki tikrovė, mūsų kūnus vis dėlto taip iškėlė ir perkelė jau naują aplinką, vis dėlto ta pati muzika, muzikos garsai, į kuriuos mes inirtingai pasinerdom, kuriuos inirtingai muzikos eksperimentatoriai ir kūrė. Ir todėl dailės galerijoje labai daug tos muzikos buvo, čia skambėjo nuolat. Čia prasidėjo, taip, tas buvo Dabkevičiaus laikotarpis, kai mes keliavom į ambientą, o iš ambiento jau keliavom į tą avangardinę klubinę kultūrą. Pirmieji didžėjai, tai irgi būtent galerijoje atsirado, ir pirmieji vadinami tie jau tūsai, transiniai, skirti labiau tokiai meniniai komunai, irgi gimė čia galerijoje, kaip tokios kapsulės muzikinės, kuriuose tu pasinėręs nuo vakare iki pat ryto, pagal transinę didžiųjų muziką keliauji į nenuspėjamą ateitį. Tai taip, muzikas čia svarbu. Jo, apie muziką konkrečiai man kolega parašė tokį klausimą, du gal iškart gal net tris į vieną krūvą sudėkim. Gal įstrigo kokie tuo metu muzikiniai projektai, atlikėjai, veiksmo organizatoriai, kaip atrodė tų metų šiauliečių muzikinis subkultūrų gyvenimas lyginant su
kitais Lietuvos miestais ir galbūt vakarų Europą. Ir ar Šiauliai gali vadintis Šiaurės Mančesteris, kaip tas Šiaurės Mančesterio mitas. Tai vat gal į dvi dalis suskirstykim tą klausimą. Apie Mančesterį po to, o pradžioje muzika, subkultūra būtent iš to laikotarpio ir palyginimas su... Čia jau reikėtų gal vis dėlto mums pasitelkti kokius ir praktikus muzikuojančius, bet aš labai paprastai pasakysiu taip, kad Šiauliai atitiko ir Mančesterio, ir kokio, 90-mečio Londono sceną, tokių mikro versiją, nes pačios įdomiausios grupės, būtent to vėl lūžio grupės, 90-metis, 10 ir vakarų Europoje, jos formavosi meno koledžų viduje. Ar tai būtų Londonas, ar tai būtų Mančesteris, ar tai būtų Liverpoolis. Šiauliuose vėl ta muzikinė terpė, ji kaip branduolys formavosi menų fakultete, ten, kur yra vizualių menų centras. Juk biksai gimė būtent iš tos ypatingos sintezės įvairiausių meno rūšių ir kultūrų. Juk biksų grupiai grojo ir dailininkai visų pirma, kas būdingiausia pačioms įdomiausiams, reiškiausiams vakarų grupėms. Ir filosofai, turi visų pirma Geraldą Jankauską. Tai vadinasi, dailininkai, filosofai, muzikantai susibūrė, pasirinkę muziką kaip savo mąstymo ir saviriškos priemonę, tai muzikai suteikia visiškai unikalų skambesį. Ir socialinį, ir kultūrinį, ir politinį, ir egzistencinį. Ir todėl, žinoma, kad Šiaulių tuometinė scena ir žvaigždės buvo biksai, kurie reprezentavo miestą kaip visiškai iškritus iš Lietuvos konteksto, kad labai toli į priekį nušuoliavusi tą muzikinės kultūros prasme, tų ryškių asmenybių, unikalių asmenybių prasme, kurios susibūrė į vieną grupę, kurios kiekviena yra nepakartojama ir jos sukuria tokį ansamblį, kuris pribloškia tiek kokią Berlyno auditoriją, tiek Vilniaus, Klaipėdos ar tą pačią Šiaulių, nes jie čia buvo legendos. Ir tuo pačiu jie buvo kūrėjai visose kitose pusėse. Geraldas Jankauskas Žeris muzikuodavo, bet tuo pačiu rašydavo kokius filosofinius traktatus ar antipsichiatrijos, kurdavo antipsichiatrijos teorijas. Ar koks Samas kurdavo čia keiščiausias instaliacijas. Mindaugas Špokauskas Špokas, kuris biksuose grojo klavišiniais ir kūrė tikrąją psichodeliką pirmąją ir jos visus tos siūbavimus ir bangavimus ir verpetus. Jis buvo nuolatinis autorius dailės galerijai ir į galeriją ateidavo su visiškai netradiciniu menu, su jo viduje, jo vaizduotėje gimusiomis vizijomis ir jas čia realizuodavo, kurdamas instaliacijas, tarkim, iš žaliuojančių augalų, iš kažkokių keistų medžiagų, kurios buvo visai netradicinės. Tai šita scena, bet aišku, buvo ir daug ir kitų grupių mums žinomų. Ar tai lygiai lyja, ar ne, ar ten žuvis, ar tiesiog tai buvo toks katilas, tas virimas buvo toks įkaitęs, tų išraiškos priemonių ir kanalų reikėjo visiems. Tai buvo dar toks laikas, kada tas ir muzikinės, ir meninės idėjas visi norėjo perteikti kažkaip, dalintis jomis, bendrauti per jas. Tai tas laikotarpis dar labai įdomus tuo, kad tuo metu buvo daug tokių radijo, televizijos laidų, kurias kūrė tie patys menininkai ir per jas reiškia savo pasaulėžiūrą, vertybės, tiek tas pats ar Tomas Andrijauskas, ar Džeris su savo laida, ar po to jau aš kelis metus kūrė savo laidas ir radijui, ir televizijai. Nes mums, žinai, kaip būna, kai vyksta perversmas, kai vyksta epistemų kaita, kai vyksta kultūrinės kovos ar kultūrinės revoliucijos, tos kultūrinės formos, jos turi įsitvirtinti visuomenėje. Prievarta, agresija, ekspansija ir reikia pasiekti protus visuomenę, reikia šturmuoti tą visuomenę,
kažkada futuristai 20 amžiaus pradžioje savo manifestais puldavo vakarų miesto žmonės, skelbdami savo naujas meno idėjas. Ta patį darėm ir mes, ir mūsų karta. Tiesiog mums irgi reikėjo, žinai, kaip pagal Leniną, kas yra revoliucija, užimti televiziją, radiją, taip, užimti televiziją, radiją, telegrafą. Taip. Žodžiu, o kalbant apie subkultūras, undergroundą Šiauliuose, jis aišku ir su galerija buvo susijęs, ir šiaip Šiauliuose gal buvo dar ir kitų centrų, ten kokia Kinija, dar kažkas, ten dailės fakultetas. Kaip vat, tuo metu, būtent 10-mečio tas undergroundas subkultūros ir po to dar antra dalis klausimo, kokia jų buvo transformacija po 2000, nes buvo pasikeitimas. Na, Šiaulių kaip ir gal vis dėlto Šiaulių toks unikalesnis atvejis buvo, kada undergroundas, eksperimentas ir provokacija, kuri turėtų šiaip būti garažuose, apleistose Frenkelio fabrikų cechuose ar požemiuose, ji buvo sumišusi, susimaišiusi, persiklojusi su oficialia institucija, su Dailės galerija. Nes Dailės galerija save pozicionavo kaip tokį laisvą meninės raiškos centrą, ir kaip provokacija vietiniai kultūrai ir establishmentui, kūrybinėms sąjungoms ir publikai. Daugiau tai buvo sisteminga paroda po parodos, tokia nesibaigianti, sakykime taip, eksperimentuojanti provokacija. Žmonių kantrybės bandymas ir žiūrovų ir auditorijos. Nes tikrai tos parodos buvo, gimdavo jos spontaniškai. Ir tokio pobūdžio parodos jos turėjo būti tikrai kažkur alternatyvioje erdvėje, kad ir Šiauliuose, bet matyt taip susiklostė, kad galerija buvo per daug atvira, kad čia galėtų būti undergroundas ir tuo pačiu tai buvo institucija. Dabar vėl pagalvoju apie vieną iš Pauliaus Arlausko parodų, kuris eksponavo tatuiruotus greipfurtus. Taip, tai buvo laikina paroda, nes greipfurtai greitai vyto ir puvo, tai ten kelių dienų paroda, bet ji vyko. O dar kinas, o dar muzika, tokios uždaros peržiūros, aptarimai kino filmų, susibūrimai toj pačioj galerijos erdvėje, muzikiniai improvizavimai, grojimai įvairiausiais instrumentais, šamaniški, sufijų ritualus primenantis šokiai, skambant kokiam nors pirmoms ambiento kompozicijoms. Viskas vyko čia galerijoje ir nedarbo metu, tai vadinasi buvo tokia kaip ir alternatyvi erdvė. Bet tuo metu, žinoma, Šiauliuose buvo tokių keistų darinių, tarkim, kokie menininkai jauni įsikurdavo pietiniam rajone Rusijai, sandėliukuose ir ten tapydavo, mes juos kažkaip atrasdavome ir atitysdavome čia į galeriją su parodom. Vienas toks autorius buvo, darė instaliacijas, Grigaliūnas, didžiulius tapybos kūrinius eksponavo, jie buvo neįtikėtinai keisti ir ypatingai provokuojantis. Po tos parodos sulaukėm labai daug puolimo, kritikos ir nepakantumo, ir tas jaunas menininkas turi išvažiuoti iš Šiaulių, dabar jis yra garsus prodiuseris, reklamos įmonės, galbūt vadovas koks. Tai tokių dalykų daug buvo. Ir vis dėlto keista, bet čia buvo tokia alternatyvi erdvė, tarkim, menų fakulteto atveju, nes menų fakultetas tuomet buvo kaip oficiozinė vaizduojamo meno kultūros tokia išraiška, institucija. O čia, kas jau būdavo pas mus, kas surengdavo pirmas parodas, susidėdavo su mūsų ta aplinka, jie būdavo jau ignoruojami menų fakultete, nepriimami studijuoti, nepriimami dėstyti ir tokių istorijų daug. Ir todėl tie, kurie čia būdavo inicijuojami Dailės galerijoje, atradę čia save, jie dažniausiai turėdavo važiuoti tiesiai į Vilnių, nes jų nepriimdavo į menų fakultetą. O menų fakultetas kerštingai jų nepriimdavo, sakydamas, kad jeigu čia jau Dailės galerijai daro šitas nesąmonės, šitie
išprotėję jauni žmonės, tai tikrai jiems ne vieta menų fakultete. Tai ir taip tęsiasi daug metų, būtent 2000-ieji vat ir buvo dar vat tie santykiai sprendžiami. Dabar menų fakulteto nebėra kaip opozicijos, o dailės galerija institualizavo visas alternatyvas, kaip ir visa kultūra, vakarų ar Lietuvos, ir dabar atskirti, kur yra aukšta kultūra, kur žema, nebėra prasmės. Reklamos klipe, kokiam arba video klipe, visą tai jau pramaišiui. O mes tuo metu sprendėm tas problemas ir jungiam tas kultūras. Enter festivalis tai atsirado kaip pasekmė to virsmo, sakykime, evoliucionavo vis tiek tas mūsų Šiaulių kultūrinis gyvenimas, bendruomenė, nes virusas atsirado 96 turbūt, ar ne? Ir kaip ir jo galbūt būtų užtekę, bet atsiranda paraleliai Enteris. Virusas kaip įvairių meno rūšių sintezė ir aukštos ir žemos kultūros samplaika, kaip postmodernistinių idėjų raiškos festivalis, jis toks buvo, taip plėtojosi, vystėsi ir mums kuo kontrastingesni būdavo atlikėjai, tuo būdavo smagiau tam festivaliai ir dalyviams, ir mums kaip rengėjams. Mes tiesiog kvepavom tą aplinką. Ir atsiradus naujoms technologijoms, skaitmeniniams kompiuteriams, kai pamet atsirado pirmas kompiuteris Šiauliuose, atsirado antras, buvo be galo įdomu ir man buvo be galo įdomu. Aš, kiek pamenu, aš prašydavau, kad mane įleistų naktį Šiaulių naujienų redakcija, nes ten jau stovėjo kompiuteris, kad aš galėčiau prie jo pasėdėti ir suprasti, kas tai yra. Ir aš eidavau naktimis ir ten kokį nors pirmąją dosinę programą bandžiau perprasti, po to pirmąjį korelį, ketvirtą galbūt ten su juo piešti ir supratau, kokie tai stebuklai. Ir dailės galerija už didžiulę sumą, už 14 ar kiek tūkstančių, ko dabar nepamenu, kokių tų vagnoriukų galbūt, kokie ten pinigai buvo ar litai, per fondus mes įsigijom vieni iš pirmųjų Šiaulių institucijų kompiuterį. Tai buvo kažkas tokio. Ir tai palaipsniui vystantis toms skaitmeninėms technologijoms, atsirado daugiau meno kūrinių viruse, būtent ir skaitmeninės muzikos, ir matome, kad čia jau visiškai nauja terpė, ją reikia gilintis, ją reikia atskirai pristatyti, ir taip nuo viruso tų renginių, pirmųjų, kuriuose jau skaitmeninė kultūra pradėjo vystytis, atskilo būtent šita dalis, nes jau buvo tai per sudėtinga, jo labiau, kad virusas buvo susijęs su madom, su madų eksperimentais, o čia šiuolaikinė skaitmeninė kultūra ir ji taip intensyviai atėjo į mūsų pasaulį, ją reikėjo suvokti, ją reikėjo įsisavinti, kad būtinai buvo poreikis naujam dar renginių įvykiui. Ir taip gimė Enter. Enter pagrindinė idėja buvo tokia. Tradicinės meno rūšis – tapyba, grafika, kinas, šokis, muzika, kaip jos sąveikauja su atėjusiais kompiuteriais, su skaitmeniniam technologijom, su virtualia tikrove. Kaip sintezuojasi skulptūra su kompiuteriais, kaip sintezuojasi šiuolaikinis kinas, skaitmeninė jo kamera, fotografija, šokis, kaip projekcijos integruojamos. Ir dar, kas buvo svarbu, visi pirmieji Enter festivaliai buvo kaip ir tokios dar ir teorijos, diskusijų stovyklos, nes kiekvieną festivalį lydėdavo konferencijos, seminarai, pristatymai. Mes visi patys savo aiškinomės ir bandėm suprasti, kas tai yra. Todėl buvo konferencijos, jas buvo kviečiami lektoriai, visi įmanomi garsiausi tos srities specialistai. Ir kalbėdavom apie muziką, kalbėdavom apie vaizduojamą meną. Juolab čia Mažeikis buvo filosofas, ypatingai iniciatyvus ir čia būdavo ir pristatymai, ir diskusijos, kaip suvokti šitos reiškinius ir kur link jie eina ir ką iš jų galima paimti. O beje, žuvis ir virusas irgi
ėjo truputį paraleliai. Nebuvo taip, kad žuvis numirė, vietojo virusas atsirado. Žuvų pirmi 2-3, dabar nepasakysiu kiek, renginiai juos pakeitė virusas, tiesiog transformavosi į virusą, nes matėm, kad jau muzikos ta terpė mažėja, reikia daugiau vaizduojamųjų menų ir mados. O virusas ir gimė, dabar irgi nepasakysiu, dėl sąvokos reikėtų pasiaiškinti, bet kaip jau turint galvoj mados pasaulį. Nes tuo metu tai buvo labai aktualu, Šiauliuose buvo daugybė mados salonų, mados dizainerių, mados kultūra vystėsi, nes po truputį mes pajutom, kad mes esame vakariečiai ir kad diskutuoti apie madą, apie stilių, apie aprangą, apie kostiumo koncepcijas yra aktualu ir dar matėm, kad čia tie mados salonai gamina tik tokius vestuvinių suknelių estetikos apraiškas ir tą skonį smugdo į provincialų ir beviltišką. Ir buvo didžiulis noras patraukti šitą kultūrą aukščiau į tokį lygmenį, kur mada, kostiumas suvokiamas kaip meno rūšis. O kadangi mada yra užkrečiamas dalykas, virusinis, tai kažkaip ir išsivystė tas terminas, nes jautėm, kad čia mūsų gali būti originali tokia terpė Lietuvoje ir kad ją reikia čia tvirtinti. Ir pirmieji tie jau, kada pavadinimą pakeitėm renginiai, čia galerijai vykę tie mados festivaliai, jie buvo ypatingai eksperimentiniai, tai buvo kostiumo pristatymai kaip šou, kaip spektakliai, kaip daugiausiai kaip performansai, ko tik buvo išbandyta viskas. Kiek pamenu, čia pirmasis madų šou buvo Eglės Rakauskaitės, nacionalinės dabar premijos laureatės, garsios menininkės, kur panelės sėjo užsidėjusios arklių žirgų balnus, sakykime, ne arklių, bet žirgų, tempė tos balnus ant savo nugarų. Tai žinoma, kad tai buvo tokios performansai, tokie iššūkis mados pasauliui, vartotojiškumui. Ir jo lab, kad tas mados aspektas, stiliaus, jis įtraukia plačią publiką. Mums labai buvo svarbu traukti, siurbti, uzurpuoti didesnės auditorijas, įvairesnės jaunimo, kurios nesusijusios su vaizduojamu profesionaliu menu, bet joms tai gali būti įdomu. Mada, okei, ir tai tikrai būdavo tokie tiesiog tie renginiai kaip aviliai, kada čia toj galerijai būdavo 350-40 žmonių, prakaitas, karšta, blogas apšvietimas, visi sulipę kažkur kabo balkone, nes tai buvo labai tuomet aktualu. Gal pabaigai vis dėlto, gal ne tiek apie dailės galeriją, bet apie Šiaulius būtent tas laikotarpis. 10-metis ir po 2000-ųjų, reiškia, kaip galima būtų tą lauką subkultūrų, undergroundo apibūdinti. Subkultūros tai gal, ką žinau, metalistai, pankai, čia Skudžinskas, dar kažkas, tai irgi čia visokie koncertuodavo, ne? Ta pusė, kaip atrodė iš šono, tavo akimis. Ir vėlgi, kaip sakiau, kadangi buvom atviri subkultūroms, tai jie sugebėdavom čia integruoti, nepažeisdami tos subkultūros specifikos, jos laisvės, jos drivo. Čia buvo išgyvenama viskas, kas susijęs su subkultūromis, ir gyvenimo būdas, ir kūrybinė meninė raiška, ir visa egzistencija. Tai tas miestas subkultūros tiesiog paminėjai Skudžinską, jie eksperimentuodavo, bet vienaip ar kitaip ir iš karto jie atsidūrė ir galerijai su savo performansais, su savo renginiais. Bet aišku, kad buvo tų taškų, taip, kad kažkur ypač, kada ta šamaniška elektroakustinė muzika jau mirinėjo eksperimentinė ir užgimė elektroninė muzika,
tai tos alternatyvios vietos, jų kaip ir mažėjo. Bet tos elektroakustinės, eksperimentinės muzikos laikais, buvo tokių taškų, buvo įvairių irgi rūsių ir vėl tas pats Elnio fabrikas, vėl jaunimo centras ir buvo kultūros centras, kuris irgi turėjo savo, jis buvo ypatingai atviras, ten Silkinio laikais. Tengi buvo tokie neįtikėtini baisus orgijų, destrukcijos ir alaus išlaistyto ir tvaiko lizdai, kad ir būtent vėl tam pačiam kultūros centre buvo ir pirmieji didžėjų pasirodymai, kuriuose aš dar kūriau ir videoprojekcijas, vienas iš pirmųjų, nes buvo vienas projektorius, atrodo, Šiaulių mieste, irgi per fondus kažkaip nupirktas. Tai tos subkultūros vis dėlto fluktuodavo iš galerijos į kitas vietas ir iš kitų vietų į galeriją, nes tai buvo tikrai ypatingai atvira erdvė. 2000-ieji, po 2000-ųjų vis dėlto tos subkultūros, kaip ir visur kitur, tai prie Šiauliuose jos buvo asimiliuotos, jos tapo oficialios kultūros išraiškom, jos mirinėjo, jas dirbtinai jau pradėjo gaivinti institucijos, kultūros skyriai, centrai ir jos tapo oficialaus meno formom, kaip dabar koks eksperimentinis šokis, kaip šiuolaikinis cirkas, kaip tie patys kokie mados infekcijos. Tai, kas buvo kažkada tik kiemuose ir alternatyva oficialiai kultūrai, tapo dabar oficialia kultūra. Tai, kas meno kūrinys, kuris buvo iššūkis, eksperimentas ir sukrėtimas, dabar yra eilinės viena kitą keičiančios parodos. Ir žmogus, vartotojas yra taip išlepintas ir paruoštas keistenybėms, kad jis asimiliuos bet kokį iššūkį, bet kokį sudėtingiausią performansą. Ir nuo 2000 metų ir prasidėjo būtent ta tendencija, kad dabar nebėra vietos tai pačiai subkultūrai. Kad tai, kas bando kurti subkultūrą, jis labai greit pastebimas, įtraukiamas ir paverčiamas preke tų pačių rinkos santykių, kapitalizmo, kuris taip ir laukia bet kokios subkultūros apraiškos, ar gyvenimo būdo, ar stiliaus, ar ten, tarkime, elementariausias pavyzdys, susiplėšyk džinsus, išeik taip į gatvę, parodyk, koks tu esi alternatyvus, jau rytoj Zara suplėšys visą savo džinsų kolekciją ir parduos visą tai. Tai šiuo atveju viskas normalizavosi, sakykime taip, ir funkcionuoja kaip pakankamai gerai nušlifuotas toks instrumentas. Bet tai ir instrumentalizuoja tą patį meno pasaulį, meno kūrinių išgyvenimą, kūrybą. Ir sakykime, kad čia ir atsiranda, dar mes nežinome kur, kokioj vietoj, niša naujai subkultūrai. O dabar mes beveik viską apkalbėjom, tai buvo pagrindinius mes paminėjom, žuvis, virusą, enterį, kažkiek Dabkevičių, gal dar kažką mes pamiršom, kas čia buvo tokio reikšmingesnio, sakykime, ir nepaklausiu aš iš savo nežinojimo. Jeigu 10-as dešimtmetis, tai reikšminga buvo tai, kad jeigu pasižiūrėtume, atverstume archyvus galerijos plakatus, mes matytume nuolatinę pastangą galerijai pritapti prie aukščiausio lygio šiuolaikinio meno tendencijų Lietuvoje ir užsienį be abejo. Ir tai buvo kaip savotiškas laivas, kuris plaukia šiek tiek pakilęs aukščiau vandens savo kryptim prieš srovę, neskaitydamas su kontekstu, bet be galo norėdamas būti to šiuolaikinės kultūros, šiuolaikinio meno pasaulio dalimi. Ir todėl pavardės tų menininkų, kurie čia eksponavo, dabar ypatingai žinomas, garsios, ir tai galbūt ir sudarė tą specifiką Šiaulių dailės galerijos, kodėl išgarsėjo visoje Lietuvoje kaip šiuolaikinių menų centras, kaip tokia laboratorija kūrybos. Pagalvojot, viena iš pirmųjų parodų, kokių
Pauliaus svajonės Stanikų buvo būtent Šiauliuose, o jie yra kažkas tokio dabar pasaulinė meno kontekste. Nes jų menas buvo per daug provokuojantis ir jie bijojo įrodyti ir Vilniuje. O Šiauliuose jis buvo pristatytas su visa savo neįtikėtinu užtai, su vizualiu ir visokio kitokio. Dėkui, kaip ir viskas, postscriptum. Kas bus po postmodernizmu? Kas sekantis? Kaip pasibaigs Niekada nebūna jokio linijinio judėjimo. Kai tik tai vienas gyvenimo būdas ištobulinamas iki jau tokios formos, kur atrodo viskas puiku ir gali visą tai funkcionuoti, visada, aišku, bus atoveiksmis, visada atsiras alternatyva. Jeigu atsiranda virtuali tikrovė, jeigu ji tobulėja ir vis labiau mus apima, tai laukime kūniškos ekspresijos, laukime naujo nuoširdumo, laukime žmonių, kurie pėsčiom išeina į miškus ir ten kuria alternatyvę tikrovę. Tai žinoma, kad mes tik tai taip ir balansuosime iš vieno kraštutinumo į kitą ir toliau.